Sveiki bendrakalbiai, taigi laikas pusryčiauti, nors iš tikrųjų čia ne visai pusryčiai, čia tiesiog pirmas maistas, kurį aš valgysiu, o dabar iš tikrųjų yra, tuoj mes patikrinsime, einam kartu. Šiuo metu pas mus yra, beveik 5 valandos, nuostabu, pats laikas pusryčiauti. Taigi, ką aš dabar darysiu? Aš valgau visados tokius pat pusryčius ir tai yra sveikiausi pusryčiai, kokie tik gali būti. Aš esu išragavęs visokio velnio, patikėkite, bet čia labiausiai pasisėmėt energijos ir, nežinau, mano manimu tikrai patys sveikiausi ir patys geriausi pusryčiai. Taigi, aš darysiu, iš pradžio aš išspausiu šviežiai spaustas sultis iš vieno greipfrukto ir 2 mandarinų, mandavoškių. Šiaip galima apelsiną vietoje mandarinų. Šiaip svarbiausia, kad būtų šiek tiek citrusinių tokių vaisių ir iš jų išspausti sultis reikia. Po to aš, įmesiu čia porą kivių ir bananą. Po to šitas visas uogas. Po to šitas yra čia įvairių, žolelių kompleksas džiovintas įmesiu jų. Ir čia aš turiu dar godžio uogų. Godžio uogos labai yra geros, apsaugo nuo senėjimo ir dar aš naudosiu cinamoną. Gerai. Dabar aš kol kas paspausiu jūs ant pauzės ir viską gražiai paruošiu ir po to mes pradėsim mūsų laidą. Taigi viskas paruošta, matote, supjaustyta. Taip, dabar paaiškinsiu, dauguma šitų vaisių nėra ekologiškai išauginta. Šiaip, jei vaisius turi skūrą, tai nieko baisaus pirkti neekologiškai išauginta, nes dauguma toksinų vis tiek lieka skūroje. Bet šiaip būtų vis tiek geriau pirkti ekologiškai išaugintus netgi tokius vaisius, kadangi tokiu atveju būtų 0 toksinų, savaime suprantama, arba labai nedaug. Ir automatiškai būtų dar gal 30–40% daugiau vitaminų tokiuose vaisiuose. Čia iš visų šitų yra tik tais ekologiškai išaugintas bananas. Uogos, matote, jos mažiau populiarios, yra tai raudoni serbentai ir juodi serbentai. Dar matau avietę, tai juose irgi taip pat nėra rasta daug toksikantų, kai buvo patikrinimas. Pagrindė visus toksinus purškiant mėlynių ir braškių. Aš šiaip nepatarčiau niekam pirkti mėlynės arba braškės ne ekologiškai išaugintas. Arba pirkite iš fermerių, kurie nenaudoja pesticidų, arba auginkite patys. Taigi dar aš po to atskirai suvalgysiu šią nuostabią kriaušę, kuri yra ekologiškai išauginta. Taip, dabar aš dar žadu čia įdėti uogų šitų goji berries. Jos žinomos kaip labai turtingos antioksidantais. Net matote pagal jų spalvą, netradicinė tokia spalva. Jos turtingos taip pat beta-karotinu, kuris mums taip pat būtinas. Taip, ir tai dar bus ne visi mūsų pusryčiai, nes aš kiekvieną kartą, kai valgau pirmą kartą, suvalgau 2 kiaušinius. Čia yra, organinis, šitas ekologiškai išaugintas rapsų aliejus ir aš naudoju šį purškiklį. Štai aš papurškiu kelis sykius. Ir dabar kai įkais, tik tai tefalį yra labai gerai naudoti iš tikrųjų, pavyzdžiui, kiaušiniai arba mėsai kepti, tik tai nekepkite ant aukštos ugnies, nes tefalis gali suskilinėti ir jūs nenorit, kad tai papultų jūsų maistą tikriausiai, nes tada bus nelabai gerai. Gerai, taigi mano aparatūra, dabar aš įjungiu čia su čiaspalve ir jinai dabar turėtų po trupučiuką pradėti gaminti sultis. Tuoj pažiūrėsim. Taip, paspausim. Šis sulčiaspalvė šiaip yra labai gera. Tai yra Hot Point firmos. Jinai yra lėta ir jinai išspaudžia vidutiniškai netgi
40% daugiau sulčių, negu jūs įspaustumėt su kita sulčiaspalve. Beje, šią jau naudoju 3 metus ir jinai veikia kuo puikiausiai. Štai matote, kaip puikiai spaudžiasi, kokia nuostabi spalva ir taip toliau. Tai va. Ir žinokite, kad aš nepatarčiau jokių būdų. Tai būtų labai kenksminga gerti ne šviežiai išspaustas sultis. Šviežiai išspaustas sultis tai yra, kai sultis yra išspaudžiamos, į jas nieko papildomai nepridedama ir jos yra išgeriamas per 20 minučių nuo laiko išspaudimo. Tokios sultis vadinasi šviežiai išspaustos. Visos kitos, tikrai patikėkite, nėra šviežiai išspaustos. Jūs galite nueiti į parduotuvę ir bus parašyta šviežiai išspaustos sultis. Netgi ten, kur spaudžia šviežiai išspaustos sultis. Bet jeigu, sakau, jūs neišgerėte tų sulčių per artimiausias 20 minučių po išspaudimo, jos nėra šviežiai išspaustos ir jos yra kenksmingos. Jokiais būdais tokių nenaudokite. Taigi, mūsų patelniai kaito. Aš paliksiu jūs akimirkai čia ir tuo laiku įmušiu kiaušinius. Štai, žiūrim. Vienas. Du. Taigi. Štai. Kol dar spaudžiasi sultis, aš įdėsiu arbatinį šaukštuką, reiškia šitą miksą. Čia yra, reiškia, spirulina, chlorela, reiškia, špinatai, kopūsto lapai, žinomi kaip patys sveikiausi ir turtingi vitaminais bei mineralais komponentai. Jie yra sudžiovinti, galite pažiūrėti, matote, į tokią, reiškia, į miltelius. Aha, ir dar aš įdėsiu papildomai dar šiek tiek cinamono. Tai yra ekologiškai išaugintas cinamonas, taipogi ir čia viskas yra ekologiška, taip kad tai yra svarbu, nes kai kurie neekologiški produktai yra antiek pilni toksinų, kad netgi yra pavojingi žmogaus gyvybei. Taip kad aš patarčiau jums žiūrėti mano laidas, aš jums paaiškinsiu, kas, kaip ir kada reiškia. Taip, dabar mes dėsime mūsų, reiškia, visą šitą čionais ir suplaksime. Na štai ir baigėme suplakimą. Matote, kokia ryški spalva. Tokia ryški spalva dažniausiai reiškia, kad labai turtingas produktas antioksidantais. Taigi jūs gausite apsaugą ir šiaip, ką aš jums galiu pasakyti, aš geriu tokį dalyką kiekvieną kartą, kai pirmą kartą valgau ir per pastaruosius 2 metus, kai aš pradėjau sveikai maitintis, nesu susirgęs nei karto, nei gripu, nei peršalimų, net mažiausių peršalimų nesu susirgęs. Galiu pasakyti, šitas kiekvieną rytą jums arba jūsų vaikams apsaugo 100% nuo visų peršalimų ir visų gripų. Praktiškai aš neprisižiūriu kitas iki ties laikas apversti kiaušinį. Kiaušinius būtinai apkepkite kuo geriausiai, nes ant kiaušinių lukštų gali būti, reiškia, vištų paliktų išmatų ir jeigu netyčia papultų į maistą, netgi kruopelytė, kurios jūs gal net nepastebėsit, jūs galite susirgti salmonelioze ir tai labai pavojinga liga. Taigi, dabar, kai šitas jau yra pagamintas, reiškia, jį reikia suvartoti per 20 minučių, ką aš žadu ir padaryti. Taigi, mano pusė čia jau beveik baigti. Ir dar prie viso to kriaušė. Dar vitaminų kompleksas. Vitaminų kompleksą aš užgersiu ne su vandeniu, o aš užgersiu su savo
sultimis taip pat. Apie vitaminus aš padarysiu atskirą laidą ir paaiškinsiu, kokius ir kodėl aš geriu ir patarsiu, ką jums gerti taip pat. Taigi tokia mano pirma mityba šiandieną. Dabar jau yra 7 valandos, kaip aš atsikėlęs. Dabar aš jau jaučiuosi šiek tiek alkanas, nors labai žvalus. Ir nesupykčiau dar valandėlę kitą netgi nevalgyti, bet viskam ateina savo laikas. Gerai, susitiksime per kitas laidas. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo. Ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją. Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.